Vieni praleidžia praktiškai visą darbo dieną prie stalo, turint tik tai labai trumpas pertraukas, o kiti praleidžia savo darbo laiką galbūt ne prie stalo, o lauke. Tačiau mūsų kompiuterizuotas informacinių technologijų pasaulis mums diktuoja tai, kad mes vis daugiau laisvo laiko dar praleidžiam ir prie stalo. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas prie stalo praleidžia pusę dienos mokykloje, tai grįžęs namo, jeigu jis dar praleidžia pamokas darydamas, o vėliau nori dar pažaisti kompiuteriu arba dar kokią nors veiklą užsiimti prie kompiuterio, tai tikėtina, kad jis praleis labai daug laiko prie stalo. Tai mes tada ir turim tą situaciją, kai vaikai turi problemas su laikysena, ydingą laikyseną, stuburo iškrypimus, tai yra akių problemos, o visos sveikatos problemos, kai sutrinka, sakykime, regėjimas ir laikysena, gali dar sąlygoti ir kitas problemas atsirandančias po to, ir širdies kraujagyslių sutrikimai, neurologiniai sutrikimai, gali būti vaiko nuotaikų svyravimai, tai ilgas sėdėjimas prie stalo tikrai nėra sveikas žmonėms ir vaikams, o tiesiog yra žalingas. Pirmiausiai, kad prie kompiuterio negalima praleisti, jeigu ištisai ir prie stalo, taip pat ilgiau negu 45 minutės nejudėdamas. Ir apskritai patartina judėti. Jeigu mes sustingę esam prie stalo, tai yra labai blogai, nes vienaip ar kitaip mūsų stuburas turi labai pakankamai didelį krūvį ir visada reikia šiek tiek pajudėti. Patartina judinti ir rankas, judinti pirštus ir net paprastas, sakykime, toks pasiraižymas, jis duoda, jau mes šiek tiek pajudėjome, ne, mūsų raumenys pailsi. Vaikams nuo 9 iki 12 metų nepatartina apskritai naudotis kompiuteriu ilgiau negu 45 minutės per dieną. Be jokios abejonės vaikams tikrai reikia mankštintis ir tikrai labai šaunu, jeigu atsirastų toks laikas mokykloje tarp pamokų. Nes vaikai vis tik tai didžiąją laiko dalį praleisdami mokykloje dažniausiai praleidžia sėdėdami ir vaikams vis tik tai jaunas augantis organizmas, jiems reikia tikrai nemažai judėti ir kada iš tikrųjų vaikai tikrai daug sėdi, tai iš tikrųjų ir kaip matom, ta mūsų statistika, vaikų sveikatos statistika, jinai su kiekvienais metais dėja, bet blogėja ir įvairūs stuburo iškrypimai, nutukimas, po to dar yra kraujagyslės, širdies problemos ir kyla vien dėl to, kad per daug laiko praleidžia sėdėdami ir bet kokios pamokėlės, pertraukėlės, fizinio aktyvumo, jos tikrai būtų jiems į naudą. Labą dieną, mokiniai. Aš esu Kristina ir pamokinsiu jūs, kaip sėdėti taisyklingai ir taip pat kokius galima atlikti pratimus tiesiog esant mokykloje, sėdint per pamoką, pamokos metu arba per pertraukas. Ar žinote apie stuburą? Mūsų stuburas yra netiesus, turi linkius 4 ir iš tikrųjų mes visada turėtumėm juos išlaikyti. Yra labai svarbu, kaip mes sėdim, kokia mūsų yra nugaros padėtis. Taigi visų pirma, atsisėskime taisyklingai. Svarbu atkreipti dėmesį ir mūsų kojas, turėtų išlaikyti 2, 3 pirštas, čiurna, kelias, klubas, petis, kad būtų vienoje linijoje, kad nebūtų koja uždėta ant vienos kojos ar ant kitos, ar sėdėti kažkaip susirietus ar išsirietus, ar ne? Kojų padėtis taip pat yra labai svarbu. Toliau, labai svarbu yra mūsų kaklo padėtis, kad nebūtų galva atsikišusi į priekį. Ar ne, kai pasisėdam, stenkimės pakaušį temptis aukštyn visą laiką, kad būtų ilgas nugarinis kaklas. Pečiai mūsų, jie neturi būti atgal labai atvesti, taip pat jie neturi būti labai kažkur tai į priekį, kad nebūtų kuprelės, ar ne? Tai turim išsiilginti, pakaušį temptis aukštyn, pečius šiek tiek nuleisti į priekį, labai nedaug, nežymiai, nes mūsų mentės jos neturi atsikišti kaip sparnai kokie, ar ne? Toliau, ką turim daryti? Turim šonkaulius visi, ar ne? Susiraskit, kur yra šonkauliai. Šonkaulius turi nuleisti žemyn, iškvepiant orą. Ir jie turi būti arti klubų. Ir ką turėtumėm dar padaryti, tai yra labai svarbu. Turim užsitraukti tarsi pilvo užtrauktuką. Įsivaizduokim, turim užtrauktuką, užsitraukiam ir laikom pilvo raumenis, kad būtų aktyvus. Labai svarbu.
Atsimenu, pakaušis, temėmės pakaušį aukštyn, pečiai šiek tiek numesti į priekį, ilgas nugarinis kaklas, šonkauliai nuleisti žemyn, pilvo užtrauktukas užtrauktas. Jeigu pasižiūrėtumėm į mūsų stuburą, į šoną turėtume matyti 4 linkius. Tai yra vienas kaklinis linkis, ilgas toksai prailgintas kaklas, kitas linkis yra nedidukė kuprelė, bet labai nedidelė, tiesiog turime tą linkį turėti, kad nebūtų atsikišusios mentės, atgal ar ne, nedidelis juosmeninis linkis. Tai išlaikant šitos visus 4 linkius, tenkimės daryti pratimus. Gerai, tai pirmas pratimas bus, pakelsim rankas prieki savęs ir įkvėpdami per nosį, iškvėpdami per burną, kvėpuojant, trauksim rankas į priekį. Ar ne, įsivaizduokim priekį turim, o gal sėdi kažkas priekį, turėtumėm pasiekti priekį draugą ir vėl mentes atgal suvesti. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir taip darom kelis kartus. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Kaip kvėpuojam, visą laiką laikom pilvo raumenis aktyvius. Ir rankomis siekiam kuo toliau, kiek galim ir šiek tiek suvedam mentes atgal. Mūsų tikslas yra atitraukti mentes ir pastiprinti raumenis, kurie yra aplink mentes. Jeigu nenorim, kad būtų mūsų mentes atsikišusios, tokie kaip sparnai atrodo, tai mūsų pratimas šitas būtent ir stiprina raumenis, kurie padeda išlaikyti neutralią padėtį. Gerai, dar kelis kartus kvėpuojam, įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir vėl siekiam rankom tolyn, ilgos rankos, iškvėpiam, nelankstom alkūnių. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Laikom pilvo raumenis, laika bamba pritraukta prie nugaro, šonkauliai nuleisti žemyn, ilgas nugarinis kaklas. Dar 2 kartai, įkvėpiam, iškvėpiam. Ir paskutinis kartas. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Nuleidom rankas. Labai gerai. Ar įsivaizdavote, kad galima atlikti pratimą pilvo raumenim sėdint prie suolo, prie stalo? Taigi, sunerkim rankas, atremkim pakaušį į delnus, alkūnę šiek tiek atveskime į priekį, turi matyti kampus alkūnę, ar ne? Ir dabar, prieš darant pilvo presui pratimą, mes ką padarysim dar, išilginsim nugarinį kaklą, kad tiesiog mūsų kaklai nebūtų tokie. Nes turbūt esat matę tokių kaklų, kai galva išlindus į priekį. Štai, kad daug visi rašom žinučių dabar, ar ne, tiesiog net ir žinučių kaklai tokie vadinasi. Taigi, kad nebūtų ta galva išlindus į priekį, kaip pas kokį garnį, ar ne, alkūnės į priekį ir dabar smakrą žemyn, ilginam nugarinį kaklą. Ką mes turim daryti? Mes turim spausti smakrą link krūtinkaulio, o pakaušį stumti į delnus, kad kaklas mūsų, va šita nugarinė dalis, kiek išeina, išsiilgintų, ar ne? Ir darom kartu. Įkvėpiam, iškvėpiam, spaudžiam smakrą žemyn. Įkvėpiam, iškvėpiam smakrą žemyn. Įkvėpiam, iškvėpiam smakrą žemyn. Labai svarbu nestumkite galvos į priekį. Mūsų akcentas yra smakrą žemyn ir ilgint nugarinį kaklą. Ir dar kelis kartus. Ištempiam nugarinį kaklą, įkvepiam, ištempiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Nu ir paskutinis kartas. Ir dabar paliekam tokį ilgą kaklą, darysim pratimą, kaip ir žadėjau, pilvo raumenim. Įkvėpsim ir su iškvėpimu lenksimės į priekį ir iš lėto sugrįšim. Šita visa mūsų kūno dalis, dubuo turi būti stabilus. Reiškia, mes nenukrentam į priekį, bet išlaikom. Atsimenant, pilvo raumenis aktyvus. Bamba prie nugaros, pilvo užtrauktukas užtrauktas, laikom pilvo. Įkvėpiam ir vėl su iškvėpimu lenkiame žemyn, įkvėpiam, sugrįžtam. Iškvėpiam, lenkiamės, įkvėpiam, sugrįžtam, kvėpuojam. Iškvėpimo metu lenkiamės, įkvėpiam, sugrįžtam. Iškvėpiam, lenkiamės, įkvėpiam, sugrįžtam. Dar kelis kartus. Iškvėpiam, lenkiamės, įkvėpiam, sugrįžtam. Ir paskutinis kartas lenkiame žemyn ir sugrįžtam. Manau, kad turbūt pajutote pilvo raumenis. Kadangi mes labai dažnai sėdim susikūprinę, tai mes turim ką padaryti mūsų nugarai, kad jinai būtų tiesi, ilga, išilginta, mes turim daryti pratimų, kurie ištiesina mūsų stuburą. Kadangi prieš tai darėm lenkimąsi pirmyn, tai dabar padarysim tiesimą atgal.
Taigi, sunerkim vėl pirštus, padėkim prie pakaušio, atsimenam, ilgas nugarinis kaklas, makras žemyn link krūtinkaulio. Įsivaizduokim, čia tarsi turim kokį mandariną arba citriną kažką tais, ar ne? Ir dabar iš lėto. Lenkiamės atgal šiek tiek, atsargiai nenukriskit nuo kėdės ir susirečiam. Įkvepiam. Iškvepiam, šiek tiek lenkiamės atgal, išlaikom citriną po smakru ir susirečiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, susirečiam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, susirečiam. Dar kelis kartus, pilvo raumenys aktyvus, atsimenam, visą laiką laikom pilvo užtrauktuką užtrauktą. Susirečiam, įkvepiam, iškvepiam atgal, įkvepiam pirmin, iškvepiam, susirečiam. Ir paskutinis kartas, tiesiamės atgal. Įkvepiam, iškvepiam, susirečiam ir nuleidom rankas. Taigi, padarėm šiandieną keletą pratimų, kurie labai gerina mūsų menčių padėtį, kad mūsų mentės nebūtų atsikišusios, kaip tie sparnai tokie būna išlindę. Atsimenam, menčių pritraukimas, atitraukimas. Kitas pratimas stiprino, ilgino nugarinį kaklą, ar ne? Ištempėm keletą kartų, pakaušį stumėm į delnus. Taip pat pilvo raumenys stiprinam, kad pilvo raumenys būtų stiprus ir prilaikytų mūsų stuburą. Ir darėm tiesimą stuburkas, irgi labai svarbu dėl mūsų nugaros. Taigi, ačiū Jums labai, kad darėte šiandieną mankštą su manimi ir tikiuosi, kad šios pratimus atliksite atsiminę visur. Netgi namuose parodysite ir savo tėveliams. Ate. Mes norime!